Labas, labas. Tai kągi, vėl sugrįžtu į šį nuostabų pokalbio ciklą, nežinau net kaip pavadinti, kosmoso žvaigždės. Šiandien turiu nuostabią viešnią. Viešnią, su kuria susipažinau netikėtai, bet tuo pačiu ir labai atėjo didelis noras pakalbinti. Dėl to, kad labai nuostabi siela, tai yra Eglė, kuri šiandien tikrai, žinau, mus praturtins kažkokiamis žiniomis, papasakos apie save, ką jinai veikia, žinau, jinai veikia labai daug. Ir gale mūsų, kadangi aš esu ta, kuri nori, kad kažkokią jums paliktų dovaną, kažką jums ir paliks. Tai pirmiausia, labas, Eglė, tau sakau. Labas Jurgita ir labas tie, kas žiūrit ir kas žiūrėsit. Taip, tai šiandien aš norėsiu, kad tu papasakotum apie save, ką tu veiki šitame gyvenime. Kaip tu atradai savo kelią, nes kartais žmonės ieško ir sako, negaliu atrasti tą kelią. Kaip man jį pasiekti? Žinau, kad tu eini tikrai savo keliu, kad tu mėgaujasi tai, ką darai, džiaugiesi ir labai didelę vertę neši žmonėms, tai yra padedi jiems. Kaip ir kokiu būdu, tai papasakok. Tai aš esu Eglė Maziliauskienė, iš tikrųjų dirbu dažniausiai su moterim, bet kartais ateina į mano energetinį lauką ir vyrai, tai aš dirbu su holistinė sveikata ir savęs to vidiniu pažinimu. Pagrindinė mano būtų tokia veikla, o jau labai daug visokių tokių, veiklų, kaip jogos terapija, kaip baltiška žaidimą, lila, kaip teta healing praktikos yra visa tai, ką jau apjungia pagal tai, kokie žmonės ateina pas mane ir kaip aš jiem galiu padėti. Super, man net čirpuliukai bėga per kūną, tai reiškia, kad tikrai tu tą darai. Kūnas reaguoja kiekvieną tavo žodį ir tikrai žinau, kad šiandien tavo ištarti visi žodžiai tikrai kažkurias tai sielas labai labai palies giliai, ar ne, ir visą tai. Gal galėtum šiek tiek pasidalinti, o kaip tau pavyko visą tai atrasti? Kas tai buvo? Ar žmonės, ar situacijos, ar įvykiai, nes kodėl? Mes visi kartais, ar ne, galvojam, kad kažkokios situacijos, gal mums jos labai nepalankios, labai skausmingos, bet kai mes pažiūrim po kažkurio laiko, suprasti galima, kad jos buvo labai vertingos ir naudingos, kad mes kažkur padarytumėm rimtą sprendimą. Kaip pas tave buvo? Tiesiog papasakok. Taip, tai iš tikrųjų ir mano gyvenime buvo keli rimti gyvenimą keičiantis įvykiai ir vienas iš jų buvo, kai aš pagimdžiau negyvą vaikelį, grinai ant nėštumo pabaigos, jis iš tikrųjų buvo kaip ir pernešatas ir nuo to ir prasidėjo ta mano transformacinė kelionė. Iš tikrųjų, jinai ir anksčiau ir mokykloje buvo prasidėjus, bet aš buvau pamiršusi. Darbai, vaikai, šeima ir tiesiog taip gyvenimas užliuliavo. Ir kai nutiko mums tas įvykis jau prieš 11 metų, jau daugiau beveik jau graibus 12, tai tada tas klausimas, kodėl man taip nutiko, jis vedė iki čia tai, ką aš darau. Ir visos tos sudedamosios dalys, ką aš veikiu tiek su sveikata fizinė, tiek su paskaitomis, tiek su psichologiniais dalykais, visa tai buvo mano to skausmo sudedamosios dalys. Aš ieškojau pati savo pagalbos ir kurie įrankiai ir metodai man padėjo, tais pradėjau dalintis ir su žmonėmis. Tai tas klausimas, kodėl man taip nutiko, jis išvedė ieškoti manęs pačios, kažkokių tai klausimų, atsakymų, prasidėjo nuo knygų, prasidėjo nuo paskaitų, nuo seminarų, mokamų, nemokamų, visko buvo ir taip susirinkau tą visą bagažą. Super, ačiū tau už tikrai labai tokią atvirą savo istoriją, ar ne, kuri, tikrai turėjo gan giliai paliesti tave ir turbūt kaip ir aš irgi uždavinėjau irgi klausimus, o kodėl, ką nori šitą istoriją, aišku, pas mane buvo visai kitai, bet irgi uždaviau klausimus, ką nori ši istorija parodyti, kodėl man atsitiko, ar ne. Ir turbūt irgi sutiksi, kad kuo mes giliau einam, vis kažką irgi giliau atrandam. Tai labai nuostabu ir labai džiugu, reiškia, labai daug turi ir tų žinių sukaupus, ar ne, turi labai daug išminties savyje.
Tai kuo galėtum šiandien su žiūrovais pasidalinti, kaip tu manai, kas šiandien būtų jiems aktualiausia išgirsti, paklausyti ir kažką galbūt netgi panaudoti, pritaikyti arba tiesiog netgi labai labai giliai suvokti kažką, ar ne, kad ir jų gyvenimas galėtų kažkaip kitaip, ar ne, pradėtų keistis. Vat pasidalink iš savo, nes kas yra geriausia, turbūt mūsų pačių praeitos patirtis, ar ne, mūsų išgyvenimai, mūsų atradimai, ar ne, galbūt net mokytis galėsi paminėti, kurie tau pasitarnavo šitoj kelionėj, nors tikiu, kad jų buvo, yra ir dar ir bus, ar ne, tai tikrai ne pabaiga, bet galbūt tau kažkokį vat irgi paliko pėdsaką, nes kiekvienas klausytojas kažką vat pasiema sau, ką reikia jam pasiimti. Tai va, tai pasidalink. Taip, tai man dabar eina tai, kad mes turim išmokti jausti ir pažinti save ir priimti savo tuos giluminius poreikius. Jeigu kažkam gyvenimas kviečia eiti kalbėti ten, pavyzdžiui, ar į gamtą, megzti, siūti, dainuoti, tai dėl kažkokios didesnės to gyvenimo prasmės. Nes man laikui bėgant, aš niekada neįsivaizdavau, kad aš dabar galėčiau kalbėti, kad aš galėjau ir televizijoj kalbėti, ir ten žurnaluose, ar laikraščiuose, ir ne vieną kartą. Ir tu tai padarai dėl to, kad iš pradžių yra faina, bet laikui bėgant tu supranti, kad tai yra tavo duotybės, tavo talentai, ypatingai kai apsilankai pas tave, ar pas kitus tavo srities specialistus, ne? Tu pamatai ir dar labiau savo dovanas. Bet dažnai mūsų aplinkoje, kai žmonės yra, kur nori augti, nori keistis, mes tampam labai labai nepatogus. Tai reiškia, mes keičiamės ir mūsų aplinka kartu, mes taip lyg įsukam tą visą aplinką, kad jinai tokia kaip jūra, žinai, pradeda tyvuliuoti ir kaip jinai turėtų pradėti keistis, ne? Tai mano ta irgi svarbi žinutė, ką ir tu man pati priminiai, kad tiesiog klausyti savęs, jausti savo širdies, kad ir koks ūžesys dedasi aplinkui, už nugaros, kad jausti savo vidų, tai, kas mums patinka, tai, kas kelia mums aistrą. Mano didžiausia gyvenimo tokia buvo esmė, kai aš atsimenu 11-12, aš taip noriu atrasti kažkokį įsivaizdavau darbą, kuriame ten kaifuosiu, man bus gera, aš tiesiog būsiu laiminga, realizuosiu save, man tai apmokės gerą atlyginimą. Ir tada tu supranti, kad ką tu bedarytum, ką tu beveiktum, tau viskas sekasi. Tu pasižiūri į kitus žmonės ir supranti, žino, kad bus kažkokios savo srities specialistė, jau ta moteris atrodo ir eina tuo keliu, mokinasi, kažkur stoja, o čia atrodo viskas sekasi. Tai kaip suprasti, kaip viskas sekasi? Nes tada tokia viduje sumaištis, kad aš kažkokia gal kitokia, gal ten man nenormali, aš kažkokia keista, kažkokie tokie viduje pradeda vykti dalykai. Viskas sekasi, faina, bet po kiek laiko ne iki galo teikia gyvenimo džiaugsmą. Gyvenimas praranda, nors atrodo, tu daug ką turi tokią vidinę prasmę. Ir vėl tu išeini į savo gyvenimą kažko tai ieškoti, kažką suprasti, aiškintis. Ir supranti, kad tu kokia esi, tokia esi nebereikalo. Netgi jeigu tau patinka tiek daug dalykų, gal tu turi tiek daug gyvybinės energijos, kad tu gali sukurti kelias veiklas, kelis verslus, dirbti, kaip dabar madinga 3-5 darbuose, bet ne dėl to dirbti, kad tau reikia pinigų, bet dirbti dėl to, kad tu turi energijos, kad tu turi ką duoti, žinai, pasauliui iš savo klodų ir beribių turtų. Tai man buvo tas toks labai labai svarbus dalykas, tai kur aš, kame aš. Ir aš dar netgi dabar ieškau tos vienos krypties, nes taip norėtųsi būti tik vienoj kryptyje, ne, specialistė, bet supranti, kad ir tas patinka, viskas apie sveikatą, apie psichologiją, kaip ir viena sritis. Taip, jo, tas
vienis, kaip ir viena sritis, bet tu supranti, kad po ją pasislėpia kaip po to burbuliukų labai daug gyvenimo patirčių, labai daug metodų, labai daug kažko. Ir šiandien ryte taip pat turėjau konsultaciją su viena nuostabia moterim ir nuostabia siela, ir jai tikrai nemažai jau metų, ne? Kur atrodo, sako, aš tiek einu asmeninio augimo dvasinio keliu, bet aš nežinau, ko aš noriu veikti gyvenime. Ir tada supranti, wow, ir mes su ja truputį pakalbėjom apie sveikatą ir aš paklausiu jos kelių klausimų, ne, bet kas tau teikia džiaugsmą, ką tu galėtum daryti ir tau tiesiog gera užmiršti. Atrodo, čia paprasti klausimai, užmiršti tą laiko nuovoką, kas tau kelia tą gyvybinę energiją, kai ten ar būni viena, ar vaikštai, ar miške. Ir va tiesiog tokie paprasti klausimai. Ir sako, žinai, aš norėčiau padėti žmonėm išgvildenti jų gyvenimo žaizdas, skausmus ir mazgus. Nors pačioj pradžiai jinai pasakė, kad bet aš irgi taip galvoju, kad mūsų vaikystė, tai, ką mes žaidėm, tai, ką mes veikiam, ar ten daktarėm, ar ten pardavėjom, ta vaikystė jau duoda kažkokią užuomazgą ir stimulą į tą mūsų gyvenimo esmę, tik mes dažnai norim save apriboti. Nu, jeigu mokytoja, tai tik mokyklai mokytoja, jau gyvenimo mokytoja, tai tu negali būti. Arba jeigu gydytoja, tai tu būtinai turi tik baigti medicinos universitetą, arba jeigu vėl kokios kitos srities specialistė, tai būtinai tik viena. O dabar gyvenimas yra toks laisvas, holistiškas požiūris, kad tu gali jungti ir tą, ir tą, ir tą, ir tą, ir tada toj savo pasirinktoj srityje ir kryptyje būti, nu, ta tikrąja savo srities specialistė, kai ir tau pačiai gera, žinai, ir širdis dainuoja, bet kaip ir žmonės ateina per rekomendacijas ir jie būna laimingi, patenkinti ir dar tave rekomenduoja. Super. Nuostabu. Klausyk, man dabar toks kilo klausimas, o kaip paaiškinti žmonėms tą drąsą, tą gyvybinę energiją užkurti, ką reikia padaryti, kad jinai tokia būtų, kad tu tiesiog eini ir laisvai plauki, ar ne? Nes kiti sakys, aš bijau ir tą padaryti, aš gal dar pagalvosiu kažkaip tai, gal dar ne, o gal čia iš tikrųjų per daug investicija ir nieko man neduos jokios naudos. Kaip kaip tu pati atradai, kas buvo tavo? Ar kažkokie tai irgi mokymai davė žinių, gal kažkokiais perliukais gali pasidalinti, ar tiesiog tavo gyvenimo patirtis parodė kažkokį tai, ar ne, ten, kur yra dar, nėra taip drąsos kažkur, ar ne, galbūt nėra to tokio ryžto, ar ne? Tai aš atradau visą tai per skausmą, ieškodama pagalbos savo, ir kai pradėjau eiti į vienokias ar kitokias, aš net jau nebeprisimenu pačioj pradžiai, kur aš jau tenai buvau nuėjus ir kas buvo tas pradinis mano taškas, bet tiesiog pradedi suprasti, kad ta aplinka, tie žmonės man patinka, man tai kelia energiją, išėjus iš jų aš tampu tokia labiau pasitikinti savimi, truputį daugiau žinanti, ko nori, kad iš tikrųjų aš esu vertinga, Dievo dovana, kad Dievas man davė kažkokius talentus, nebereikalo, kad gal, žinai, jau pradeda kirbėti, kad gal ir aš turiu kažką gyvenime pasidalinti, nes buvo tokių, kad vedžiau paskaitas, aš organizavau paskaitas tokiam lektoriui ir paskui gavos taip, kad aš gavau jį taip pat kalbinti. Ir aš atsimenu, man tada ten, aš visą taip stebėjau kaip lapelis, nes tai buvo baisu, aš nebuvau pasirengus tokiai dideliai auditorijai, tuo tarpu buvo 250 žmonių, man tai tikrai buvo labai baisu, aš atsimenu, galvoju, kojos dreba, kai atsisėdu ir galvoju, ar tik žmonės to nemato. Tai aš buvau susifokusavus į save ir savo kūno pojūčius, gal labiau, ką žmonės pagalvos, pasakys, kad tik nenusišnekėti. Bet dabar pagrindinė tavo turbūt ir būtų žinutė, kad būti savo gyvenime viskas su viskuo. Jeigu tau kartais ten įsprūsta kažkoks žodis, net pastebėjau prie kai kurių tam tikrų žmonių, aš pradedu asmeniškai naudoti kai kuriuos žodžius, kurių šiaip sau aš nevartoju. Ir kai vieną kartą buvo, antrą, trečią, tada tu pradedi pastebėti, kaip įdomiai, kodėl tu prie vienų
žmonių vartoji tam tikrus žodžius, tam tikras frazes kažkokias, ne? Ir jis sako, tai mano vaikystėje buvo žaizdos ir skauduliai. Ir tu man tai primeni. Ne? Reikia klausyti iš viską kalba žmonės, pabuvę su mumis, ar jie tampa įsikvėpę, ar jie tampa labiau energetiškai išsiurbti, pavargę. Ir tai nebuvo lengva pasiekti ir padaryti, tai buvo begalės investicijų, pas labai daug įvairiausių savo srities specialistų buvau, kur gyvenimas mane vedė, ten ir ėjau, jausdama, nejausdama, surinkus visokias įvairias patirtis, bet suprantu, kad kiekviena nuostabi patirtis, net jeigu tą akimirką buvo netobula, ta patirtis, jinai buvo man labai labai naudinga ir aš kaip tą į pintinėlę įsidėjau įvairių gyvenimo patirčių, kad kai dabar užaugo ta mano vertė, pasitikėjimas, kai tu duodi žmogui, gauni atgalinį ryšį, kai gauni atgalinį ryšį ir iš pradžių užtenka gauti komentarą atgalinį ryšį, ne, paskui jau padarai labai daug, pavyzdžiui, nemokamų sesijų, tada jau nebeužtenka to atgalinio ryšio komentaro, nes tu atiduodi labai daug, labai gražus komentarai, labai gražus atsiliepimai, bet tavo šeimai reikia gyventi. Tada ateina tokie, tai kaip čia paimti tuos pinigus už tai, ką aš darau? Tai vėl su savo tais vidiniais dalykais, kad tai kaip ir nėra lengva, nepatogu, čia jau biški ir vertė, savęs kirba, gal čia per daug save nužeminau, gal čia per daug save išaukštinau, bet kiekvienu gyvenimo laikotarpiu yra va tie etapai, mes pradedam pajausti, kada mes esam verti iš pradžių gal nedidelių pinigų, ne, po kiek laiko padirbam ant tų nedidelių pinigų, jau pradedam jausti, kad mūsų mokslai kainuoja labai brangiai ir tai yra didelės investicijos, ne, kad ir mums jau reikia, norint investuoti, ne, mes turime ir iš kažkur gauti, nes eilę metų, aš manau, kad ir tu ir žiūrovai tie, kurie žiūrėjo, mes investavome ir tai buvo tokia graža, bet atsipirkimo su mūsų vidaus augimu investicija į tą ateitį, į tą geresnį gyvenimą. Ir mes juk nei viena nežinojome, ne, kur visas gyvenimas mus nuves. Tai tiesiog nebijoti investuoti, atrasti būdų, pradėti skaityti knygas, domėtis ir leisti savo pajausti, tai kur tas gyvenimas nuveda. Jeigu tave nuveda ten, kur tau reikia būti, ne, mane vedžioja labai daug įdomiose sferose ir tada supranti ir numerologijos, ir astrologijos, ir veidotyros. Ir tu supranti, kad aha, čia visur yra apie žmogaus pažinimą, tai visų pirma apie savęs pažinimą, paskui laikui bėgant pradedi suprasti, kad ir apie kito žmogaus pažinimą. Ir anksčiau, manau, kad mes visi esam tai patyrę, kad su vienais žmonėmis tu susitinki pirmą kartą, ne, o jausmas lyg būtum bendravusi kokį 100 metų. Gali pasidalinti savo patirtimi, savo gyvenimu, gal net prisiliesti prie savo žaizdų ir prie savo skausmų, uždarai duris ir kitą kartą gali gyvenime nebesusitikti su tuo žmogumi, bet tu pasijauti emociškai labai lengvai, gerai, įkvėptai ir prasmingai. Ir tada vėl aš ištyrinėjau, kad mes esame sujungti, ne, numerologija, astrologija, ten yra visokios kitos praktikos, ne, savęs pažinimo. Ir tada supranti, šitas žmogus turi tavo tokią duotybę, tavo ten ascendentas ar dar kažkas, žinai, ir visur yra, kaip ir skaičiuose, ne, visur yra tokia seka, kažkas yra tai bendro. Ir aš dar, kai vedu Lilą, kitą kartą yra toks vienas langelis, ne, pasaulinio lygio talentas gali tapti šalia ir pinigai, ir savirealizacija, ne. Kelintas čia langelis, labai įdomu, skaičiaus man dabar jau žinai, jeigu atsimeni. 22. O, geras, laisvė pas mane yra jau. Aha, super. Aha. Tai ir tokia kaip praktika neduodu žmogui, užsirašyk 10 dalykų, nuo ko tu gyvenime mėgaujies, džiaugi, kaifuoji. Ten yra visi atsakymai ir lobiai, ką tu turėtum gyvenime realiai netgi veikti.
Ne? Tai galim ten įsirašyti knygos, seminaros, paskaitai, kalbėjimai, ten gal mezgimas, siuvimas, maistas ar dar kažkas, fotografavimas, filmavimas. Ir atrodo, tu čia visos tos sritis tokios, neartimos, ne? Bet tu supranti, kad va čia ne. Tai, ką netgi dabar pasakiau, tai gali būti to pačio blogerio, ne, arba youtuberio netgi darbas. Jeigu tu ten nori laisvai keliauti, mėgautis gyvenimu, dirbti iš bet kurios pasaulio vietos ir tu pradedi pastebėti, aha, man patinka ten sveikatos seminarai, man patinka asmeninio augimo paskaitos. Ar aš nuėjus jau pas kažkokį žmogų ir lektorių, kitą kartą būna, kad nueini ir tu supranti, kad labai daug tas žmogus duoda, o kitą kartą tu nueini ir pasitikrini taip viduje, pagal tai, ką žmogus kokią energiją duoda, kas žiūri, kad ir tu jau esi užaugus labai stipriai, kai kuriuos dalykus, neklausant mokamų ar nemokamų paskaitų, atrodo, tu gali jau vesti, bet tada viduje ateina kažkokios baimės. Ypatingai, kurie mes esam ir mokytojai, ir tuo pačiu visą gyvenimą mokiniai, mes turime tam tikrų baimių, kurių dėka mes tada save susimažinam, susispaudžiam, kad gal vis kažkas ne taip. Ir kai tu žinai savo duotybės, man tikrai labai labai padėjo numerologija, ne? Atskleisti. Numerologija buvo pasakius irgi vieną tokį dalyką, mano kelis talentus, kuriuos aš jaučiau, siela atpažino, bet dar buvo tolimas, atrodo, ten gyvenime variantas, gal kai bus koks 50-60 metų, tai bus tikrai 100% realybė. Bet kol kas dabar, kol kas ne. Ir aš pradėjau pastebėti tam tikrus dalykus, kai tu žinai, kaip ir teorinės žinias, ir per tavo gyvenimą, kaip viskas susideda. Ir paskui tu išsianalizuoji, žiūri, ten buvo tavo skausmas, ne? Pavyzdžiui, skausmas buvo rašymas, ne? O ten tu matai, kad yra tavo talentas. Tu prasme, talentas. Tai va dovana, žinai, ir man tai buvo tikrai va toks nesuvokiamas dalykas, kad aš turėjau auklėtoją lietuvių kalbos ir aš atsimenu tokį įvykį, kad aš rašydavau rašinėlius ir ten būdavo viskas fainai ir gerai, bet va toks įvykis, susimerkiu ir matau, kad kai man reikėjo kažką pristatinėti, man atsirado emocinė žaizda ir emocinė patirtis. Gal kažkas kažką pasakė ir man va visą tai kūnas paėmė ir va taip čukšt, ir uždarė, užblokavo ir aš tiek metų nešiausi tą emocinį kraitį, ne? Ir kai aš sužinojau, kad rašymas taip pat yra mano talentas, aš po kurio laiko pradėjau rašyti. Bet aš pradėjau rašyti užrašus ir kas, pavyzdžiui, mane gyvai sutinka, aš visuomet esu su užrašais. Ir vieni sako dėl to, kad aš mėgstu gyvenimą kontroliuoti, o tai, kas žino, kad aš rašausi, ir tuo pačiu sprendžiasi tam tikrus ir savo vidinius dalykus, ateina suvokimų ir aš rašydama paprastus užrašus visiems kitiem tapau rašytoja. Jie man pradėjo sakyti, nors aš šiai dienai dar nesu ta rašytoja, nesu parašytoja. Tai greitai būsi, tuoj lauksim tavo knygos kažkokios. Taip, aš esu pradėjusi rašyti, bet tai dar yra kol kas ten iki galo, neapčiuopiama, tai yra mano vidiniai suvokimai, gelmės ir taip toliau, ne tik mano, bet ir kitų žmonių patirtis. Bet kol kas laitai palieka tuo pačiu geriausiu gyvenimo variantu ir etapu, kada knygos ar kažkas išeis, bet esminė žinutė yra tai, kad aplinka pradeda kalbėti. Tu rašytoja, žiūrėk, kaip tu gerai įžemini mintis. Pavyzdžiui, aš turiu savo bendruomenę ir mes su komanda vedam grupinius susitikimus ir mes kalbam įvairiomis temomis. Tai apie sveikatą, tai apie dvasingumą, apie buitį, apie namus, apie vyrus, apie santykius, apie verslo kūrimą, apie pasitikėjimą, apie pinigus, visomis temomis. Ir kai merginos kalba, aš imu tušinuką ir rašau. Aš anksčiau niekada nesuprasdavau, aš dabar turiu talentą pagauti ore kažkokią mintį.
pagauti tą mintį ir pati įgyvendinti ją, arba pagauti mintį ir pasakyti tam žmogui. Kaip ir buvo su šiandien ta ryto konsultacija, ne? Mes susitikom apie sveikatą pakalbėti, bet jinai man pasakė vienokius dalykus, ten apie mamą, apie tėtį, apie savo talentus, ką jinai norėtų. Žiūrėk, sakau, tu išgirdai save, ką tu pasakei, jinai sako, taip, aš išgirdau. Realiai, jinai atrado užuomazgą, kur yra jos gyvenimo tie tam tikri kertiniai taškai, dabar jai tik reikia atrasti būdą, priemonių, mokytojų ar universiteto ar kažko, kad jinai tu įgautų tos kompetencijos, įgautų tų žinių, kad galėtų tapti tuo, kuo jinai yra iš tiesų. Super. Nu, aš sakau, čia kalbinu savo kosmoso žvaigždėse vis kiekvieną kartą autentišką, išskirtinę sielą. Aš sakau, norint ieškoti su žiburu, niekur mes nesurasim tokių pačių, todėl kad kiekviena siela turi praėjusi savo kelią, sukaupusi daug praeitų gyvenimų patirčių. Ir vat, pavyzdžiui, šitame gyvenime kaip gera klausytis ir man iš tavęs eina toks pozityvas, tokia gera energija, atrodo, wow, dabar irgi eisiu tą darysiu, jau mintis tokios veikiasi, viskas vyksta. Galvoje irgi rašyti nerašau, neįpratus rašyti, nors kažkas man irgi sakė, reikia rašyti ir žiūrėjau, ar pas mane yra rašymo kažkokia dovana, bet matyt dar raktelio neatsukau ir kažkur tai jis turi pasisukti. Bet žinai, man klausant tave, aš visada žiūriu iš visų pusių, kaip sakant, iš abiejų medalio pusių, arba kaip diena ir naktis, ar ne, yra, nežinau kaip čia dar kas, nu, žodžiu, kai mes turim dvi pusės. Ir tikrai mūsų bus žiūrovų, kurie klausau, tai o ką man daryti, aš dabar esu tokioj beviltiškai padėtyje, ar ne, man taip sudėtinga, kažkokios vyksta situacijos, ar šeimoje, ar darbe, kaip tu vat jiem galėtum kažkokią tokią žinutę duoti, kaip jiem suvokti, va tai, kas vyksta nelengviausia, sudėtingiausia, ir kad tai yra iš tikrųjų ne šiaip savo, ar ne, nes, kaip aš sakau, mes tik esam tam taške. Kaip tu galėtum pasidalinti va, tokiom, sakykime, situacijom? Ja, tai norėtųsi pasakyti, kad skausmas tai yra didžiausia Dievo dovana, bet tik tada, kada mes išeinam iš to, kai išeinam iš emocijų, kai atrandam tuos talentus savo. Tai neužsidaryti savyje, nes mes nors ir gimstame vieni, bet mes tam ir gyvename tarp žmonių. Ir kiekvieno gyvenimo etapu, kai yra mums kažkokie sunkumai ir skausmai, šalia atsiranda žmonės, kurie gali mums padėti. Ir kartais tai gali būti visiškai svetimi žmonės, netyčia pažiūrėjai šitą video ar kažkokį tai laivą, tu jauti, kad kažkoks, geras jausmas su tuo žmogumi. Ir net jeigu nėra gyvenime galimybių, resursų, bet vis tiek galima tam žmogui parašyti, mes tai jau esam tokie, kur galim ir padovanoti, ne, kažką nusiųsti padėti, bet dažnai žmonės bijo prašyti pagalbos, bijo mes priimti savo, kad iš tikrųjų turim vienų ar kitokių problemų ar situacijų. Tai aš ilgus metus ėjau pas begalės daug mokytojų, bet taip pat, kai likdavau viena, mėgdavau spręsti savo skausmus ir žaizdas viena. Ir tai klamdina mus į auką, į duobę, į kažkokius tai liūnus, kur mes kaip tikrai pradedam skęsti tame liūne ir tada tu supranti, kad gyvenimas nėra prasmingas, netenka prasmės. Kai aš pradėjau tai suprasti, vėl pagal numerologinės, astrologinės ir kitus visus, ne, yra be to ir nemokamų charakteris.info, ne, testai, tokie atrodo paprasti dalykai, bet, truputį galima jau susirinkti duomenų ir nemokamų, ne. Ir prašyti pagalbos tų žmonių, kurie jau yra praėję kažkokį kelią, arba kurie gyvena tavo norimą gyvenimą, arba tu jauti, kad tavo siela gali gyventi, bet dabar yra, ne taip, kaip tu nori. O kitas dalykas, jeigu bijai prašyti pagalbos, imam tušinuką, imam lapą, ne, užsirašom problemą, ne, kažkokia problema, santykiai, pinigai, sveikata, savirealizacija. Ir rašom. Ir kas mums įsirašys, tai tampa labai labai didelės terapijos. Daug kas sako, man sunku rašyti, kaip tau rašosi.
Man Sunku asmeniškai lengvai. Dabar, bet kažkada buvo labai irgi sudėtinga pradėti rašyti. Jo, užsirašom kažkokią, aš pati savo kaip terapeutė rašau, yra kokia dienos eigoje kažkoks nu, kaip gyvenime vis laik įvykių būna kažkokių ne pagal planą, užsirašai kažkokią tai problemą arba kuri tave sujaudino, sutrigerino ir tada pradedi rašyti apie ką ta problema. Mes dažnai esam linkę matyti tik problema arba dovana. Mes kažkaip nematom to viduriuko ir to balanso. Tai netgi pačioje didžiausioje sėkmėje yra begalės ir nesėkmės. Kaip ir pinigas, ne? Kaip ir moneta turi dvi pusės - herbą ir skaičių. Ant herbo nukrenta, matosi skaičius arba nesimato, ne kažkurio vieno, bet tiek viena, tiek kita egzistuoja. Tai mes turime išmokti, kad tiek geroje situacijoje susibalansuoti save, kur yra tos kitos neigiamos pusės, ne? Nu, pavyzdžiui, mane labai gyvenimas balansuodavo, kai aš grįždavau visa šviešianti, tokia realizuota, laiminga, patenkinta, iš retretų, iš stovyklų. Ir jau čia gyvenimas atrodo, čia grįžti namo, puodai, darbai, reikalai, įkrenti į realybę ir toks būdavo balansas, tokia kaip vidinė duobė, kas čia su tavimi negerai. Ir kai aš pradėjau tai suprasti, pradėjau balansuoti. Gerai, aš šį savaitgalį nebuvau namuose, tai reiškia, kad nebuvau su vaikais, nebuvau su mylimuoju ten tėvais ar kažkuo, ir taip viduje susibalansuoji ir gaunasi ta tokia pusiausvyra. Nes kai prasideda tos euforinės būsenos ar tie dugnai, ten nevyksta gyvenimo, ten yra labai daug emocijų ir labai to taškymosi. Ir iš tikrųjų, kai aš pradėjau konsultuoti, kada mes pradėjom, aš šito metodo sužinojau iš savo vieno mokytojo Neoros, tai mes pradėjom taikyti Demartinio metodą, kur ir vyksta tie visi balansai. Yra nuostabi knyga Proveržio patirtis, paskaitom ją ir ten matosi tų gyvenimo tam tikrų dalykų ir tam tikrų taškų, kur yra graži akimirka, šalia yra ir sunkumai, kur yra sunki akimirka, kažkur tau Dievas siunčia dovanų. Tik ar mes savęs užsigailėsime, ar mes tas dovanas pastebėsime. Nu, pavyzdžiui, jeigu mes turime finansinių kažkokių problemų, ar ten sveikatos problemų, ne? Atrodo, Dieve, čia pasaulio pabaiga, jau nebežinau, ką daryti. Kur yra dovana? Gal dabar tu turi praeiti tą sunkų kelią, ne? Duobėtą, įvairų ir spalvotą, tam, kad ateityje tu galėtum palydėti ir suprasti milijonų žmonių. Nes mes nebuvę kažkokiame pačiame, mes galim net nesuprasti. O dažniausiai tie tikrieji mokytojai ir mokiniai būna tie, kurie nuolatos auga, mokinasi, patiria visokias stiprias patirtis ir tada iš savo patirties gali duoti ranką, ne, kad aš patyriau taip, tu gali greičiau patirti, bet jeigu nori viena eiti tuo keliu, tai viskas irgi su tuo gerai. Taip. Kad yra gyvenime balansas. Taip, pritariu tau 100% ir aš pas tokį Jevgenijų Černys mokiausi ir jisai sakė, kad jūs galite eiti savo keliu, galite patirti viską, bet aš jums sukūriau produktą, metodą, jūs galite juo pasinaudoti ir jūs galite sutaupyti mažiausiai 5 arba ten net 10 visai metų minėjo. Tai kiekvieno žmogaus be abejo yra pasirinkimas, kas be ko, bet aš turbūt dar tokį ir posakį papasakosiu, ką aš pati ir supratau. Netgi norint važiuoti automobilio ar ne, ar be instruktoriaus, ar įmanoma jį užvesti, galbūt taip, bet ar įmanoma žinoti, ką pirmą reikia paspausti, ką reikia pirmą patraukti, ar ne? Nu, galima bandyti, bet pasiekmių bus tikrai nemažai, ar ne? Ir su to automobiliu neaišku, šalia kas ten stovi, kaip gali nukentėti. Tai aš ką supratau, kai tik tai pradėjau irgi šio keliu eiti, kad gyvenime reikia kažką turėti šalia, kažkokį mokytą. Tik tai dar vieną, ką suvokiau, kad pagal mano augimą keičiasi ir mokyti, tai reiškia paleisti, ar ne? Keliauti savo keliu, žiūrėti, kur veda ir viską. Tai kaip suprantu, ir tu tą patį nuostabiai darai, keliauji, semiesi ir sėdži ir galvoju, wow, kiek išminties, kiek gylio
ir kiek man pačiai klausantis ateina tokių gilių suvokimų, nors atrodo ir žinai, bet matyt dar kartą toks vyksta stiprus suvokimas. Tai aš tikrai, kam patinka šis video laivas, atsiprašau, įrašas, tai laikinkit, dalinkitės, siųskit žinutes vieni kitiems, padėkim vieni kitiems. Kaip man vienas irgi klientas sakė, juk tavo dėka viskas dauginasi. Tai vat, net klausantis, kas rezonuoja man ir, pavyzdžiui, kam yra, kaip aš darydavau ir darau dar kartais, pamatau kokį laivą, ar ne, man atrodo rezonuoja, gal šitą ir mano draugiai tiks, aš ir su jie pasidalinu. Ir jinai sako, aš kaip tik šiuo klausimu su savim dirbu, nerandu atsakymų, kaip tu, sako, galėjai šitą video atsiųsti. Aš tiesiog sakau, atsiunčiau, man buvo įdomu pačiai, kodėl su tam nepasidalinti. Tai va, tai kas klauso, tikrai dalinkitės, nes tik dalymasis gali padėti vieni kitiems. Tai kaip suprantu, tikrai gyvenimas yra spalvingas, kaip tu įvardinai, labai gražus ir vingiuotas, ar ne? Ir nėra tos vienos linijos, kur viskas būtų harmonija. Vis tiek ar anksčiau ar vėliau kažkiek būna. Bet aš turiu tau klausimą. Ir va čia irgi klausausi ir pati mokausi. Ir ar iš tikrųjų negali būti lygus? Ar gali būti irgi banguotas, ar tos dar bangos gali būti irgi priklausomai nuo to? Kaip tu manai žmogaus gyvenime, va tas, kuris dirba su savim, kuris grininasi save, nu, aš nežinau, iki kiek beįmanoma, ar ne, nors, sako, nėra pabaigos, mes visą gyvenimą amžini esam tie mokiniai mokytis. Bet ar mes tikrai galim savo tą kreivę kažkaip šiek tiek pagerinti, ar vis tiek bus tie tokie? Žinai, kaip yra, niekas, Jurgita, niekas nežino, kaip yra iš tiesų, ne? Bet yra taip, kaip yra mums. Tai aš pastebiu pagal savo gyvenimą, jeigu tik, pavyzdžiui, turiu kažkokius savo talentus, kuriuos aš jau žinau, kad tai yra mano talentas, mano stiprybė ir tik aš to nedarau, dėl kažkokių priežasčių, gal aptingstu, gal pagalvoju, kad tai ne man, gal čia visi daro, tai čia dar aš viena tą pati, žinai, darysiu kažką panašaus, ne? Gyvenimas į mano lauką pradeda atsiųsti kažkokių tokių įdomių situacijų, kažkokio sunkumo, gal kažkur finansus apkarpo, gal su santykiais vyksta ne pagal planą, o žiūri, kad jau ir kūnas pradeda rodyti, ne, gerklė jau ten kažkas krebždėti, ne, arba moteriškose problemose. Kūnas mums pradeda rodyti irgi visus signalus, jeigu mes nebeiname tuo keliu, nes įsivaizduok, Dievas ir gyvenimas mums padovanojo dovaną, o mes savo patys faini ir protingi nusprendėm, kad tiek to ta dovana, aš geriau pabūsiu kažkuo mažu, dabar leisiu savo palsėti ir čia gal visą gyvenimą taip jau noriu palsėti. Nu, kažkaip užeina tokie etapai, kad turi būti balansas, ne? Tarp darbo, vaikų, šeimos, savirealizacijos, pinigų, sveikatos. Ir tada tas gyvenimas, taip gražiai, kaip tyli jūra, banguoja, ne? Bet taip yra mano gyvenime, kaip kituose, žinai, aš nežinau. Bet kaip mano Lilos mokytoja, filosofija, teigia, kad tuosas ir buvo vienuose net pas ją mokymuose. Jinai mums atsiuntė tokį stiprų ir gilų tekstą. Ir jinai pasakė, kad aš tą tekstą rašiau, kada gyvenime man buvo juodžiausias gyvenimo laikotarpis ir etapas. Ir net bėga šiurpuliukai per visą kūną ir kai mes skaitėm tą tekstą, mums tokie gilūs suvokimai vyko. Ir tada supranti, kad tie gilūs etapai, jie irgi ateina dėl to, kad kažkokia yra didesnė prasmė, kurios mes nematom. Nes mes mėgstam užmigti juk savo žinojime, savo tam patogioj savirealizacijoje, ne? Kad, kam augti, viskas gerai, valgyti užtenka, to užtenka, namų rūbų atrodo tų dalykų užtenka. Ir kai gyvenimas kviečia, kad čia tu ne dėl savęs turi pasirūpinti, bet tu turi tokią misiją kažką tai duoti, užauginti vaiką, užauginti daržovę ar kažką ne tik savo, bet ir kažkam kitam,
Tai va tada atsiunčia kažkokių gal sunkumų, kad mes viduje paaugtumėm, kad mes nusivalytumėm nuo išorės primestų kažkokių vienokių ar kitokių dalykų, kurių mes prisigaudėm, ne? Kad tai kokia iš tikrųjų yra ta mano vidinė tiesa, tai kokie yra tie mano giluminiai dalykai. Ką mes išties vertinam, kaip pavyzdžiui su vertybėm, ane, mums yra primestos vienos vertybės, kad turi būti tokios vertybės, ane, bet tu išsigveldini ir supranti, kad tavo kitokios vertybės. Ir ką tau tada daryti? Pataikauti, būti patogiai, ne kažkokiai. Ir tada vėl gyvenimas atsiunčia, ne? Tai tu būsi patogi, prisitaikanti, ar tu vis dėlto būsi savo ašyje ir atrasi būdų per tą savo vidų, per gylę, ne, per ryšį su savimi, su savo kūnu, su kūrėju, su Dievu, su visata ir padarysi kažkokį naują sprendimą arba naują savo gyvenimo augimo šuolį. Man taip pat šis etapas nėra lengvas, gyvenimas atsiuntė dovanų, aš kaip sakau, ir aš matau tas dovanas ir matau dabar taip, kartais tenka patirti ir dėl savęs, ir dėl kitų žmonių, va tuos augimo šuolius, kad mes išaugtumėm dar geresni, dar sąmoningesni, dar empatiškesni, dar jautresni, dar labiau suprantantis save ir kitą žmogų. Kad mums patiems gera būtų su mumis gyventi, nes sakau, kai mes užmiegam toj savo komforto zonai, tas gyvenimas po kiek laiko pradeda toks kažkoks toks labai atseit fainas, bet žiūri, kad jau pats komfortas jau tave smaugia ir dusina. Nu ir tada ateina kažkokios situacijos, kad mes paaugtumėm ir taptumėm geresni, mielesni, bet tą vidinę prasme. Taip, žinoma. Mes taptumėm mes, atėjo jausmas, kad mes taptumėm tikrieji, mes su tikraisiais savo vidiniais, giluminiais pojūčiais. Iš tikrųjų. Taip, ir aš Sakyk. Ir pridėsiu, kad iš tikrųjų, kai tą jauti, tuo gyveni, tą suvoki, iš tikrųjų gyvenimą pamatai kitom spalvom, ar ne, atrodo, iki to kažkaip matai vienai, o paskui atrodo kitaip, nors atrodo daug kas ir nepasikeitė, netgi spalvų atžvilgiu, aš pasakysiu, netgi pastebėjimais, kokiais gamtos, kai keičiasi, ar ne, pavasaris, vasara, ruduo, žiema, kiek tu pamatai, ko seniau niekada neatkreipai. Tai čia galima, aišku, vardinti daug dalykų, bet esmė yra tame, kai tu tikrai jauti tai ir ką turi, ir daliniesi, ir mėgaujasi, ar ne, ir kaip aš sakau, kažkas klausia, net gal ir tavęs klausia, nežinau, bet manęs, tai savaitgalis, ką veiksi, aš sakau, o pas mane savaitgaliai visi, pas mane visos dienos, kaip suprast? Nu, tiesiog sakau, pas mane yra vienodai, aš tik tai pagal vaiką galiu atskirti, ar ne, kur ten pas jį pirmadienis ar antradienis, ar ne, jeigu mokykla eina ar taip, o aš kartais net, jeigu nežiūrėčiau kalendorių, tai susimaišyčiau kokios dienos. Nes tai, ką mes darom, mes nejaučiam laiko, mes nejaučiam kažkokio tai išskirtinumo, mes nekankinam savęs ir negalvojam, kad kažkas ne taip. Viskas eina per tą. Tai ko visiems irgi palinkėčiau, ar ne, eiti savo keliu, ieškoti savo kelią. Ir tą galima, Eglė, šiandien kaip pasaka, aš galvoju, nu vau, koks nuostabus pavyzdys, kaip teka viskas iš jos lengvai, paprastai ir tai, ką daro, kokią didelę naudą irgi neša žmonėms. Tai artėjant link pabaigos, turiu klausimą. Tai kągi mūsų klausytojam, žiūrovam, turi atsinešusi arba tekmėje atkeliavo žinutę, ką jiems galėsi padovanoti, kokiu būdu, nes pas mane kalbintojai svečiai labai vairiai tas dovanas paliko. Tai kokia tau mintis? Ateina šią minutę. Aš tų dovanų iš tikrųjų turiu daug. Tai ir kažkaip atėjo jausmas, kad leisiu žmonėm pasirinkti tai, ko jie nori ir kas vibruoja pagal mano energetinį lauką. Tai kas nori dovanų apie sveikatą ir, pavyzdžiui, paskaitų ir seminarų, tai galiu padovanoti.
ne? Kas nori meditacijos apie protėvius, apie tėvus, apie šaknis, apie mokytus, taip pat galiu padovanoti. Kas nori mano, dabar galvoju, 2,5 valandos paskaitos, taip pat apie baimės, tai taip pat galiu padovanoti. Vau, kokia gausa, man Nu, patinka. kaip sakau, žinai, gal Gausa. ne viską iš karto, bet jeigu jūs jaučiat, kai jūs tikrai, man svarbiausia, kad tikrai ta dovana būtų pasinaudota, o ne pasimta, kad pasiėmiau savo gyvenimo krepšelį į visko daug ir tada nei pasinaudau, nei aš esu dėkinga, tai, čia ne apie tai. Tiesiog, ką jaučiat? Nes, aš žinau savo duotybės, ne, pas mane ir tos savirealizacijos duotybės yra stiprios, ir bendruomenių kūrimo, ir, kaip tu ir sakei, tos vidinės transformacijos, tai kartais užtenka tik pakalbėti su žmogumi. Arba kaip mano žinutės kitą kartą vos sako, jos gydo, aš klausausi, nors ten kitą kartą net teorinių kažkokių žinių, žinai, duodu. Tai tiesiog jūs patys pajauskit, ko norit. Aš esu atvira gyvenimui, pati atvira pasiūlymams ir lai tai visą tai apsijungia. Tai užbaigiant nuostabų pokalbį ir su dideliu tau dėkingumu už tokias dovanas mūsų ar ne klausytojams, žiūrovam, labai dėkoju, bet ko jiems palinkėtum iš savo širdies nuoširdžiai užbaigiant? Atrasti savo vidinę ašį ir tą savo vidinį stuburą. Pradėti dalintis talentais, o gal net ne talentais, duotybėmis, ne, jas atskleisti ir nepasilikti jų tik savo, o pradėti dovanoti ir kitiems žmonėms. Atrasti gyvenimo prasmę ir būti pokyčių savo gyvenime. Gyventi ir žinoti, kad, nors kaip sakoma, kad čia yra čia ir dabar tos akimirkos, ne? Bet kad žinoti, kad po tavęs taip pat liks gyvenimas. Tai kokią žinutę tu nori palikti apie save, pasauliui, savo vaikams, savo anūkams. Kokią žinutę? Gal su tokiu klausimu, kokią žinutę? Ir toje žinutėje, tame klausime, taip pat yra tavo esmių esmė. Kas tau svarbu? Ir tada toje srityje, arba atrasti sritį, kur galima pritaikyti pačius tau svarbiausius dalykus ir taip save realizuoti ir atskleisti. Mylėti save, savo kūną ir dar rūpintis savo sveikata. Nes be kūno šitoje žemėje, ne, resurso, mes taip pat neatskleisim savo dvasinių dovanų. Atrasti dar balansą tarp kūno, gyvenimo, materijos, santykių, darbų, vaikų ir to, kas mes esame. Tai turbūt tiek. Vau, koks gražus ir labai gilus palinkėjimas. Tai tikrai labai tau dėkoju. Ačiū Jums, klausytojai, žiūrovai, kad Jūs tikrai mane sekat. Jeigu dar nesekat, pažymėkite, sekite, tikrai laukia daug nuostabių pašnekovų, tikrai laukia daug naujų istorijų. Ir aš kartais net galvoju, kad netgi mano kažkuris kalbintas viešnia ar svečias vis dar tikrai gali sugrįžti ir pasidalinti daug plačiau kitose ar ne mūsų pokalbiuose. Tai labai širdingai dėkoju, ačiū, kad laikinat, kad rašot, kad paliekat po nors vieną žodį, kokią jums vertę būtent ar ne palieka šis pokalbis, nes kažkam tikrai labai paliečia. Pasidalinkit, nes kartais dalymasis kitą gali irgi įkvėpti. O aš iš visos širdies palinkėsiu iš tikrųjų, klausykite savo širdies balso, eikite juo vedami, nes širdis jūsų vidinė intuicija visada atves ten, kur ir turite būti. Kur nėra drąsos, žinokite, kad ten yra
jūsų didžiausias potencialas, kur ten yra daug baimių, ten jūsų laukia didžiausios galimybės, kur šiandien atrodo nėra gausos, nėra pinigų, už kažkiek laiko ateis didelė gausa. Tiesiog priimkite ir už tai padėkokite. Tai ką sakau, iki kito susitikimo, ačiū labai labai dar kartą Egliai, linkiu Egliai iš visos širdies sėkmės, gausos. Ir žinoma, klientų, nes ar ne, mes ir esam tam, kad galėtumėm padėti žmonėms, nes kažkas ir mums kažkada irgi padėjo ir mes jų dėka esame čia, kur esame. Tai iki kitų kartų. Iki. Dėkoju. Iki.